Leonardui buvo 8 mėnesiai. Jisai mums pradėjo stipriai viduriuoti, pradėjo kilti temperatūra, pūstis pilvukas. Tada kreipėmės į Alytaus ligoninę. Ten prabuvom berods 3 paras. Leonardai su kiekviena diena vis blogėjo. Tada buvo nuspręsta mus perkelti į Kauno klinikas. Ir Kauno klinikose po keletos dienų tyrimų mums pasakė, kad Leonardas turi auglį. Pirmi tie smūgiai, pirmi tie žodžiai tai buvo labai skaudus. Nežinojai nei ką daryti, nei kaip čia kas bus. Man iškart, kai susirinko gydytojų konsiliumas palatai pasakyti, kas mūsų vaikui. Ir kai mus paliko su ta žinia, 3 palatoj, aš dar šiandien prisimenu tą akimirką, kai tiesiog Renaldas apsikabino mane ir pasakė, kad aš tau pažadu, kad viskas bus gerai. Mes supratom, kad esam tik tai aš, jis ir Leonardas ir kad vis tiek viską turim pereiti kartu. Jo labiau, kai matėm, kad kaip kovoja Leonardas, tai mum ten net nedrįsom per daug leisti savo apsikrauti blogom mintim. Leonardui dabar yra metukai ir 10 mėnesių. Atrodo, kad šiek tiek daugiau jam, nes labai mėgsta direktoriauti, labai imlus, labai rodo savo charakterį. Kai buvo labai blogai, tu nematei nei fondų, nematei aplinkui žmonių, kurie norėjo tau padėti, nes tu tiesiog gyvenai su tuo blogumu. Bet tikrai, ypatingai Rimanto Kaukėno paramos fondas, tai buvo kažkas wow. Labai džiaugiamės, kad taip ir pasiryžom parašyti svajonę. Mes žiūrėjom į ateitį ir parašėm svajonę namelį, kad Leonardas turėtų kur leisti savo laisvalaikį. Tarėm didelį ačiū Lietuvos pūlo federacijai. Ir žinoma Lietuvos moterų biliardo lygos federacijai. Didelis ačiū, esam labai dėkingi ir laimingi šią tikrai nuostabią dovaną. Leonardas nori tarti labai didelį ačiū namelį mažiesiems už tokį nuostabų namelį. Ačiū. Ačiū, kad esate su mumis. Kartu tampame viena širdimi, kuri keičia pasaulį.